Taigi, viena aiškiai suvokiu dalyką: amžinų mokytojų gyvenime nebūna. O žmogus, kuris eina ir lipa per baisiausias stichijas, kinetiškas stichijas, taekwondo, vieną dieną supranta, wow. Ir vilko, o vietoj tapo vadu pagonių žemės. Tai būna, kad mokinys praauga mokytoją. Tai būna gyvenime. Ir tai nenuodėmė. Tik tai pamatymas savęs tampa facing žalia. Žalia medį, žalia vaivorykštė, žalias akis, žalia jūra, žalias kojines. Bet tai galiausiai atveikia kaip supratimas žalios uniformos policijos. Taip žmogus pasiekia kažką, kas labai brangu. Jokiais būdais ne kitam žmogui atiduoti, o išsaugoti amžinai. O žalia. Per visą istoriją žalia. Per kiekvienais metais ateinantį pavasarį žalia. Ir netgi dangui. Į žalia diena. Į žalia akmenėlį. Į viską, kas gyvenime išlieka amžinai ir žalia. Tai žalia spalva yra nesukurta, o gimusi šiam pasauliui. Per dieną, kurią Dievas pasakė, kad iš sėklos užaugs medis. Gyvybės medis.